Sveiki visi, su jumis ir vėl žvejybos kanalas ir ką, pas mane rankose spiningėlis ir aš Nevėžio duobėje. Žmonių belekiek, sekmadienis, geras oras, apie 9 ryto ir +3. Nu ir lėkiam pasižiūrėti, ar kimba šeriukai. Spiningausiu kokį 3 kartą. Dėkui draugui, kad paskolino spiningą, nes aš tokio liauno neturiu. Tikiuosi, rasiu kažkokią vietelę kažkur pamėtyt, nes buvom atvarę vakar labai trumpam apsiuostyt. Tai kelis ešerius pagavau, tai lėkiam pabandyti padaryti laidelę, jeigu mums čia išeis. Bandom čia kažkur lįst tarp krūmų pasižiūrėti. O, ir žmonių nėra. Pirmą kartą nuo galvos filmuosiu, nesu filmavęs. Lėtas pravedimas, pasuku, patraukiu, palaikau masalą. O, šaika. Pirmas metimas, pirmas ešerys. Koks fainuolis. Susigundė kytecho gumytė. Va. Pirmas šeriukas. Nuliuks. 10 gramų švinukas. Ne 10, 8 gramų švinukas. Kotelis čia pas mane Major Craftas. Užmetimas nuo 6 gramų iki 10. Ultegros ritukė. 0,6 valiukas. Pasaka geras įrankis. Nežinau, jeigu aš užsikabinsiu, sakiau, reikia nusipirkti ir man. Taip nėra ką veikti. Keliom valandom išliek pabimbinėti prie kokio telkinio ar upės. Pasaka. Jeigu dar kimba, tai iš vis smagu. Mažiukas. Pakeis gumą.
Norėtųsi ten prie duobės nueit, bet jaučiu ten žmonių vis belekiai. Nes jų iš čia girdžiu kalbų tai milijonas. O. Pakeitėm vietą, iškart vienas plunkt. Nedidelis, bet vis tiek smagu. Sakau, labai nepykit dėl technikos. Ar kažką ne taip darau. Aš tik mokinuosi. Aš atsikabinau. Atsikabinau. O truputėlį gražesnis. Ajei, kaip smagu. O, čia gražus. Čia jau Šaika Lapcius. Gražuolis. Gražuolis. Šaika gražus ešerys. Oi. Žiūrėkit koks. Gražuolis. Kaip gražiai užsėdo. Šakė. Kaip gražiai užsėdo. Teka. Eikti savo kaip smagu. Kai kimba, tai žiauriai smagu. O tokio liauno ešerį neturiu. Bet manau reiks nusipirkti. Masalų jau prisipirkau. O spiningo ir neturiu. Tai dėkui Donatui, kad paskolino. Tikrai žiauriai smagus įrankis ir smagi žvejyba. Manau, su tuo džigu kokiu dar smagiau, kai iškart gauni smūgį per nagus. Vis tiek ta paternosterio sistemėlė gaunas tokia kaip pasyvus toks masalas atrodo. Tai negauni to tokio činkt iš karto, neužsėda taip. Nežinau, taip atrodo, bent jau gal su džigu būtų smagiau. Bet kiek čia žiūrėjau, visi vietiniai veik žvejoja tais paternosteriais. Tai susirišau ir aš. Čia gal tokia pradžiamokslė sistemėlė. Pasuki, palauki, pasuki, palauki. O. Kad
spaudžia. Iš toli paėmė, net smagiau. Oi, nu nenori pozuot, tai bėk į vandenį. Kaip smagu. Kaip smagu. Gerai nuo fiderio pailsėt. Pabimbinėt. Oras irgi geras. Nešalta, saulutė šviečia. Pasak, žuvytė kimba. Ko daugiau reikia. Va. O. Yra. Užgulė, tik žliukt. Kelių gramų užmetimas pas tavęs pinigėlio. Iki 10. Iki 10. O kiek dedi gramų? 8. Šiaip galima, žinai, čia ir 10 daugiau greičiau nuskės. Tai sakyk antradienį. Tai sakau, aš pasuksiu, žinai, vėliau. Jo. Opa. Gražuolė. Nu, ar su baidarėm. Kas kaip nori, ties taip leidžia laiką. Va, tas gal, kurkis tu keitytas, net galvoju, tu, ne tu. Velnis tave žino. Я щось таке усипаю так, рахунок на турнею. Ай, ну йо. Там все додумав. Ой, як вілки. Čia gražus. Auga. Čia, o, bля. Kokį gražus. Tai aš ir tokias iškepčiau, bля, Nu, vietinį gal nepapjaus, kad paleis. Ne, bet jeigu filmuoja, nu tai filmuoja. Filmuoju, ką daryti. Koks gražus lapčis. Dar atsimeni, kai sakiau, bля, galvoju, kodėl aš paskiau penkia patydėjau jau negražu neduot toliau, man tai jokiai. Neduodu, galvoju, bля, čia žiūrėk, parsivežęs kaimynų, tam. Pasištėjau visą. Gerai.
koks lapsius. Nušagęs. Vienas malonumas. Jaka. Koks bulkius. Gražus. Kaip gražiai jūs susėda. Tik tai šmakšt. Nušagęs kaip smagu. Patinka man jau. Vėl neblogas. Ne, mažesnis šitas vėl. Ne, mažiukas. Kaip gražiai šliukšt. Spalvos kokios gražios. Nu, tikrai filmukas gausis. Įkelsim. Dar tokio video nebuvo. Pas mane ešerių žvejybos, spiningėlių. Kokios spalvos gražios. Ką? Spalvos, sakau, kokios gražios. Pilvas toks raudonas. Tas šlagbaumas turėjo. Tai pagavai kažką? Vieną iš. Rimtai? Eik tu su. Tai labai blogai. Nu va. Antrą pagal. Turbūt lydeka, kai šovė. Tau? Ir nukando, ne? Jo. Čia ir kažkoks būrelis, va. Užėjo. Nu. Šiaip keista, nes atrodo nusiemi ten iš vienos vietos kelis ir dingsta. Čia kažkaip kiekvienu metimu. Vienu kalbėjau, sakė, prieš 3-4 dienas iš čia lėko varė, sakė. Tai gali būt.
Kaip ir jo. Ešeriukai tikrai kimba, vienas kitas papuolė ir didesnis. Aišku, aš tų didžiųjų nepagavau, kaip visada, bet kaip pasakyti, smagiai praleistas laikas tikrai. Ešeriai kimba, yra ir tų žmonių žvejoja, kas moka labiau, tiksliau, gal ten kažkokias taktikas geresnės, pravedimai, gumos ir taip toliau. Tai dar daugiau pagauna to žuvies. Tas, kad žmonių belekiek, tikrai daug, bet nieko nepadarysi. Važiuokit ne savaitgalį, bet kaip ir matė, ta prasme, galima ir savaitgalį vieną kitą vietą atsirast ir ten sėkmingai pabūt. Nežinau, praleidau čia kokias 5 valandas ir ką galiu pasakyti, patiko. Draugos pinigėlis tiesiog bomba. Tikrai fainas kvotas, rytukė gera. Viskas, kaip pasakyti, tikslingas įrankis, manau. Tai tiek, tai sakau, biški truputėlį kitoks video. Niekada nebuvo ešerių žvejybos. O aš, manau, tikrai įsigysiu kažkokį tokį įrankėlį, kad turėt savo. Ir, manau, bus tokių žvejybų dar ne vieną ir ne 2. Kai atšals oras su to feederiu daiktais, o čia vaikštai, judi visiškai kitaip. Tai nežinau, galbūt dar pagausiu vieną kitą žuvytę, tai bus kažkoks kadras. O jeigu ne, tai ačiū jums visada, kad žiūrit. Jeigu jau pažiūrėjot video iki galo, tai būtinai paspaudžiam patinkant šito video, parašom kokį komentarą, pasidalinam būtinai video su draugais. Ir aš jums sakau iki kito karto. Ir kitą kartą tikrai kažką vėl sugalvosiu. Ir susitiksime vėl prie vandens. Su jumis buvo žvejybos kanalas ir Ate Šaika. Lėkiu dar, užmesiu čia kelis kartus ir varysiu namo. Ate.